Reikalauti iš rašytojo, kad jis parašytų tobulą kūrinį, yra tas pats, kas reikalauti iš tapytojo nutapyti tobulą paveikslą. Paveikslas niekada nebus tobulas, o tapytojas liks įžeistas. Bet jeigu ir atsitiktų taip, daleiskime, kad pavyktų sukurti tobulą atvaizdą, kuris atspindėtų visas spalvas ir grožį, to, kas buvo bandoma atvaizduoti drobėje. Tai toks kūrinys juk iškart prarastų savo subjektiškumą ir kartu savo vertę. Jis nebūtų vertas net vadintis rėmeliu be drobės, pro kurį mes galime pažvelgti į tai, kas buvo bandoma atvaizduoti. O ką jau kalbėti apie autoriaus galias įkvėpti tikrovę. Tai būtų tik atspaudas, tos sustabdytos akimirkos, kuri iš subjektų perėjo į objektyvę būseną ir taip akimirksniu prarado savo vertę. Rašytojas elgėsi dar egoistiškiau. Jis taip dažnai rašo apie tai, ko apskritai nėra. Negana to, tai, kas gimsta jo mintise, skiriasi nuo to, kas atsiranda popieriuje, kai tik rašiklis atitraukiamas nuo lapo ir rašalas jau išdžiūva, jis nebeturi kelio atgal. Tačiau daug svarbiau, jog to, kas perskaito šiuos užrašus galvoje, gimsta dar kitoks kūrinys. Kai kas pasakytų, jog tai rašytojo bėda, jog jis nesugeba perduoti tos savo idėjos, to, ką nori pasakyti. Ir galimai tas kai kas būtų teisus, jeigu nesuskubtų jam paprieštarauti kitas nesusipratėlis, tvirtai įsitikinęs, jog anas dar nesutiko gero rašytojo savo gyvenime. Yra tokių rašytojų, kurie ne tik viską pasako, bet ir dar daugiau. Nebaigęs minties ištarto ginčo iniciatorius. Problema čia ta, jog pastarasis save išvelgia tik kaip stebėtoja šioje tikrovėje, panašiai kaip šizofrenikas, kuriam neegzistuoja dabartis ir praktiškai visi jo kliedesiai susiję su būtuoju laiku. Toks jo laiko suvokimas tai yra pasyvus stebėjimas, kaip ir to, kuris neatrado, anot jo pačio, tobuluose tekstuose savo paties vidinio pasaulio. Man jo gaila. Bet kas mes tokie, kad tokių vangios pasaulėjautos pilkuomenės atstovų gailėtume? Tokie tikrovėje nėra vietos kūrybai. Pastarąją keičia dvejetinio kodo algoritmai, į kurių viešpatavimo erą mes taip ryžtingai žygiuojame. Ir dėja, galva taip dažnai būna priekyje kojos. Kaip dažnai, bandydami pamokyti kitus, mes nepastebime, jog per šių pamokų patosą taip ir nerandame laiko pasimokyti patys. Akli kūrybai ją įpareigojo būti suprantama visiems. Jie mano, jog ji privalo būti suprantama ir įtikti kiekvienam. Lyg tas kiekvienas galėtų ją suprasti objektyviai, lyg jis disponuotų galiomis panaikinti subjektiškumą. Bet kaip ten bebūtų, grįžtant prie netobulo kūrinio ir jo interpretacijos, prisiminiau žmogų, kuris reguliariai pamokslaudavo nedideliai grupeliai senjorų, kuri kadaise susibūrė iš visą gyvenimą pažinimui, o labiausiai savęs pažinimui pasišventusių žmonių. Dabar jie buvo tokio amžiaus, jog jiems tiko viskas, ką tauzijo tas nedorėlis, pasiskelbęs visažiniu. Kartais atrodė, jog jie apskritai jo negirdi. Kita vertus panašiai būna su visa pilkuomenė, net pačia smalsiausia. Deja, net patys išmintingiausi individai paskęsdavo tokioje nedidelėje grupėje, susiliedavo su tą pilkumą ir patenkindavo pamokslautojo išdidumą tęsti savo, dažnai neigiančią bet kokį idealistinį žvilgsnį monologą. Tačiau nors jis ir mėgo gražų žodį, vis tiek stengdavosi paremti pastarąjį įrodymais. Manau, taip ir turi būti, jeigu iškeli savo užduotį kovoti ar bent jau prieštarauti taip stipriai įsišaknijusiai žmonių sąmonėje kūrybai, kurios esmės jie taip ir negali suprasti. Tik jų pačių laimiai dėl įgimto konformizmo taip lengvai galėjo priimti ir tvirtai įsitikinę perduoti ateinančioms kartoms, ypač tą, kuri pamalonindavo jų dvasią, iki tokių gelmių, kad kai kurie iš jų galėdavo išsižadėti savo kūno. Smagiai atrodydavo jo darbo rezultatas, kuomet po paskaitos visų grožių atsiverdavo jo bereikšmiškumas. Tuo metu prie jo prieidavo grupelė klausytojų, iš kurių kiekvienas atrodydavo paveiktas savo tikrovės tranzo. Jie buvo kurti tam, ką jis norėjo pasakyti, bet tuo pačiu atviri tam, ką norėjo išgirsti.
Turbūt visiems be išimties įsitikdavo, o tai ne tik reiškia, jog būdami skirtingų pažiūrų jie surasdavo jo pasakojimuose savo nuostatas patvirtinančius žodžius, bet ir tai, jog jie iškeitė kūrybą į tiesą, tą pačią tiesą, kurią paremdavo įrodymais, nes tik tiesa jais gali būti pagrįsta. Galiausiai jis liovėsi skaitęs savo pasakojimus, nes suprato supainiojęs tiesą su menu, su kūryba. Galiausiai jis suvokė, juk kūryba nėra apie tiesą, juk atrodo tai savaime suprantama. Juk tai privalo žinoti kiekvienas vaikas, o čia jo išdidumo ateidavė pamaloninti ne vienas patyręs individas, o jis pats tik taip vėlai sugebėjo atrasti savyje galių tiesos transcendencijos aktų įgyventinti. Tik palikęs tikėjimą ir tiesą kažkur anapus, jis tapo pakankamai brandus priimti kūrybą iškylančią virš visų fizinio pasaulio dėsnių. Kūrybai nereikia prasmės, ji neprivalo niekam įtikti, ji nepriklauso laikui ir erdvei. Būtent todėl čia prasmės klausimas netenka savo paties prasmiškumo. Tik suvokus šį absurdą jis galėjo kurti pasaulyje, kuriame masės geidė ir nenumaldomai veržėsi link tvarkos vakuumo.